Pasiruošimas sezonui praėjo pakankamai sėkmingai, turint omeny, kokie buvo orai. Tai turėjom galimybę kokybiškai treniruotis ant aikštės, nebuvo nei prisnigę, nei apledėję. Komandą taip pat pradėjom pakankamai anksti rinkti. Kaip ir minėjom, sausio 27 susirinko 25% žaidėjų. Tai manau, kad vyko viskas pakankamai kryptingai ir planingai. Ir manau, kad šiai dienai esame pasiruošę 90% tikiuosi pajėgumų. Kas liečia komandos komplektavimą, manau, jis praėjo pakankamai kokybiškai, kadangi rinkom daug informacijos apie žaidėjus, kurių norėjom. Jie atitiko mūsų lūkesčius, aišku, yra kai kurios pozicijos, kur dar norisi geresnio susižaidimo, ypač atakoje. Tai jeigu imant visumą, tai manau, kad ir komplektavimas, ir komanda, ir pagal tai, koks balansas yra pagal pozicijas, tai manau, šiai dienai yra tikrai gera padėtis. Aišku, labai gaila, kad iškrito dėl traumos Nedas Totilas. Bet sakau, tai yra pakankamai nedaug, nes šiaip paruošimo periodo metu dažnai daug traumų būna. Tai šią dieną tik vieną tokį gan svarų nuostolį turim. Turint omeny, kaip ir sakiau, pasiruošimą ir sudėtį, tai galvoju, kad laukia labai įdomus sezonas. Labai kviečiu visus sirgalius ateiti į stadioną palaikyti, nes jūs esate tas 12 žaidėjas. Mums labai reikalingas, duodantis labai gerų emocijų. Ir pas mane tokia žinutė, kad šita komanda, aš galvoju, yra pajėgi kovoti kiekvienose rungtynėse tik dėl pergalės. Jeigu negalvoti apie pergalę, geriau neiti iš vis į aikštę. Antras dalykas, sakau, atvažiuoja Panevėžio duberinė komanda ir turi būti tik viena mintis – priversti varžovus klysti nuo pirmų minučių, netidedant rungtynių pabaigai. Ir spręsti tuos klausimus kuo anksčiau, tai bus ypatingai svarbu, nes sezono pradžioje, ypač kaip pašildo oras, būna daug tokių, kaip sako, hormonų audrų, būna įsibalansavimų, bet tikiuosi to rytoj nenuvyks. Ir mes parodysim akiai patrauklų futbolą.